Sveiki visi. Šiandien norėčiau parodyti keletą savo vintažinių daiktų. Ir norėčiau pradėti nuo žurnaliukų. Žiūrėkite, kuriuos aš parsivežiau iš Ispanijos. Tai yra La Familia. Tokie, žinot, moteriški žurnalai. Vienas yra 49 metų, o kitas 54. Tai įsivaizduokit, kokie jie. Aišku, čia buvo truputį suplyšęs, mes paklijavom gražiai. Ir paskui aš dar atskirai parodysiu, kas tose žurnaliukose. Nu, čia yra visko. Ir mezginių, ir siuvinėjimų, ir gražių fasonų, ir iškarpų. Tiesiog viskas moterim. Tai va, o dabar noriu pratęsti toliau savo paukštelių temą. Taigi, buvau radusi va tokį grožį. Ar fokusuoja čia man, kažkai. Tokį paukšteliuką. Nežinau, čia yra tiesiog su tokiu pakabinimu. Aš pakol kas dedu krapštukus į jį. Ir, nu, va, toks mielas daikčiukas. Nežinau, smulkus, bet man labai mieli tokie visi smulkus daikteliai. Taip pat aš turėjau tokį pastatomą. Jau čia truputį seniau pirkau. Pažiūrėkit, koksai grožis. Paukštelis valgo uogytes. Čia yra angliškas porcelianas. Nu, labai pamačiau, tai tiesiog širdis suvirpėjo, nes paukšteliai man yra viskas. Taip pat iš tų lėkštučių aš jau labai senai turiu vieną tokią berniukas gano žąsis. Kaip čia man geriau parodyti? Nu, ir žinokit, jinai yra tokia, sakau, jų yra visokių daug, bet šita tai tokia man kaip nutapyta akvarelė. Labai toks minkštas tas darbas, nu, labai gražus piešinys, toks tikroviškas. Nu, nežinau, man labai patinka ir šitą lėkštutę aš labai mėgstu. Dar nesenai įsigijau tokią su laivu, su burlaiviu. Nu, man kaip klaipėdietei, aš tiesiog negalėjau praeiti pro šalį ir palikti. Čia aplinkui kobaltas, paauksuotas. Va, toksai gražus burlaivis. Dabar pas mane puikuojasi. Taip pat dar seniau pirktų daiktų norėčiau parodyti. Pirkom tokios krištolinės taurelės. Labai gražios. Ir jos yra visos 6, nors viena, man atrodo, truputį kažkur liktai kažkiek kabina, nes tai labai retas atvejas, kada jos būna visos 6 ir sveikos. Bet šiaip tai būklė labai gera ir labai malonios, ar jos čia likeriai, ar kam, nežinau. Na, o dar noriu parodyti, tokias turėjau lėkštutės, pirkau. Nežinau, kiek čia matysis, tokiais krašteliais, paprastos baltos, be jokio čia ženklinimo, bet kaip visada mums dviems. Taip pat dar norėčiau parodyti Vežvudo keramiką. Čia nupirkau savo dukrytei, jinai jau turi kelis dirbinius, labai gražus pas ją spalvoti. Ir jinai sakė, kad mokėjo labai brangiai, tai aš jai radau už labai gerą tokią priimtiną kainą. Tai va, ir nežinau, gal jos reikia išsiplauti, nes nieko nedariau dar. Tai žiūrėsim, kažkiek apie Vežvudo keramiką aš papasakosiu daugiau, o dar mano toks pirkinys. Tai servetėlė su tokia skylutė.
Nežinau, kam jinai yra skirta, jeigu kas žinot, parašykit. Dabar aš ją naudoju paprastai, bet vėliau tai galima bus ir uždėti ant kažko tai. Na kągi, va tokie mano dalykėliai. Aišku, dar norėjau parodyti šitą vazą. Visi matė su mano tom gėlytėm. Jinai tokia kaip kriauklė. Tai irgi buvau pirkusi sendaikčiuose. Labai patenkinta. Na ką, o dar noriu pasakyti, kad vienam video ten toliau aš kalbu apie savo sveikatą, jau šviestis plaučius. Tai noriu pasakyti, kad viskas man yra gerai. Gavau atsakymą, kad mano plaučiai yra be patologijos. Viskas tvarkoja, taigi linkiu visiems sveikatos, gyventi gražiai, su gražiais aplinkui daiktais ir visiems gražios savaitės. Iki. Ačiū pradėti, tai aišku, nuo šitų žurnalų. Vienas yra kem 9 metų, o kitas 54. Tai įsivaizduokit, kokie čia žurnaliukai. Ir noriu parodyti, kokie jie nuostabus. Koks grožis tais laikais, kokie buvo, tiesiog ir informacija, batukai, va, viskas mada grįžta ratu. Bateliai, pažiūrėkit, lygiai kaip dabar loferiukai. Tai va, čia vyram, tokios liemenės, mezgimai. Nu, tiesiog, nežinau, toks grožis, va, žiūrėkit, visokie suvinėjimai. Mergytėms suknytės, vestidos paraninijas, tai mergyčių kostiumai, suknytės, mergyčių suknytės, vestidos yra suknytės. Na čia pažiūrėkit, kokios tiesiog damos, kokios figūros, kokios suknutės, taip pat kvepalai. Palaukit, šitam liktai esu daugiau čia atrinkusi. Pažiūrėkit, kokie modeliai, kokios suknutės. Aišku, viskas grįžta dabar jau, čia tokios elegantiškos. Nu, labai įdomus žurnalas. Aš tiesiog atsimenu, kaip aš irgi vaikystėje labai mėgau tos visus moters žurnalus, kaip aš juos žiūrėdavau, mano močiutė užsisakydavo. Ir kaip aš, aišku, ir pati, ir jinai mezgiam. Na, tai tiesiog man šitie žurnalai labai mieli. Čia dar kažkoks tai va irgi toksai senoviškas. Tai va, tai čia sakau, pavartyti, tai man tiesiog yra malonumas, va, baldai kokie tais laikais, kaip susikomplektuoti. Tai va, tokie gražūs žurnaliukai 2. Šitos pirkau Ispanijoje, buvau su turgui ir esu labai patenkinta. Norėčiau trumpai supažindinti su Vedžvudo keramika. Ši gamykla gyvuoja iki šiol ir jos gaminiai yra populiarūs ir vieni kokybiškiausių pasaulyje. Jie yra puošti baltais reljefais, stilius tarsi artimas senovės romėnų keramikos stiliui. Ypač jisai buvo populiarus klasicizmo laikotarpiu. Čia mano dukrytės kolekcija. Stipriai nepasakyčiau, kad tai buvo sukūdęs, jo apkritęs, bet man atrodo moraliai. Vakit. Mano aš nenurydavau nei šaukšto konjako, viskas atgal, skrandžio vėžys. Jis dar sakė, aš važiuosiu prie jūros dabar. Važiuosiu nuo Prancūzijos, atsikelsiu, važiuosiu prie jūros. Sėdžiu prie jūros. Jėzau, kaip gražiai.
Ačiū Emilijai. Matot, kai rankų darbo idealiai jau čia ne vieno nepadarysi. Iš gerosios pusės, kad viskas tvarkoj. Nes matot, kai rankų darbo, nu idealiai jau čia ne vieno nepadarysi. Viskas rankų darbo. Nes sakau, jau 11 su... Sveiki visi, graži dienelė, nešalta, nors ir apsiniaukę. Na, o aš kadangi pasakoju savo kasdienybę, tai noriu papasakoti. Šiandien buvau persišvesti plaučius, 2 metus jau nežinojau savo būklės. Ir atėjau į tą vadinamą tubdispanserį. Ir aišku, iš karto pasijutau kaip per kokią pandemiją. Iš karto užsidėjom kaukės ten iki nosies ir taip toliau. Na, viskas gerai. Čia dėl savo saugumo. Neilgai. Na, persišviečiau ir rytoj bus atsakymas. Bet kažkaip tai aš iš karto išėjau į mišką, pakvėpuoti ir man tokia mintis, galvoju, na, kaip buvo per kažkokį užleistą brūdą, per tą pandemiją, kiek žmonių mirė ir kaip sveikam žmogui, nerūkančiam, ten gyvenančiam normalų gyvenimą, buvo sugadinti plaučiai. Ir kai aš atsidūriau ligoninėje, man gydytoja taip ir pasakė, čia yra tokia forma, delta berods, nebeatsimenu, ir jinai eina į plaučius ir čia jau nieko nepadarysit. Na kągi, dabar galvoju, tas miškelis, kaip gera, kaip tu pradedi vertinti tą kvėpavimą, tą laisvą tokį nesuvaržymą. Ir pagalvoji, kaip yra tie miškai kertami, jie yra tiesiog planetos plaučiai.
Ir kas čia darosi, kodėl čia yra viskas taip naikinama. Mūsų miškelis irgi čia yra tvarkomas, bet taip matosi, kad smulkus medeliai proto ribose, nors mačiau ten lietuvės sudėtos ir tikrai gerų medžių. Sakau, tai tiesiog kažkoks nesuvaldomas procesas. Bet taip nesinori baigti tokia gaida, norisi džiaugtis to pavasariu ir tikiuosi, kad visi tie rezultatai bus teigiami, bus viskas gerai, o visiems linkiu gražios dienos. Va, sukrautos lietuvės, didesnių, aišku, visokie ir kiauri, ir visokie, ir toliau jau tokie vat. Tai va, miškas valomas. Taip pat važiuoja traktoriukas ir veža šakas. Mūsų miškelis tvarkomas. Tikėkimės, viskas gražu, protinga, bet tikrai va, matau ir tikrai tokių gerų, storų medžių, kur atrodo dar būtų augę ir augę. Nežinau. Kažkodėl jie buvo nukirsti.